Kadaise čia buvo veikianti Ignalinos atominė elektrinė. Norėčiau tai pasakyti, bet ji vis dar ten pat. Tačiau ateis laikas, kai jos visai nebeliks. Kasdien čia dėl to dirbame, bet darbų dar galo nesimato. Kartais pagalvojame, kiek visą tai truks ar atlaikysim. Tai nurenkame, pjauname, nešame, dėliojame ar matuojame, valome nuo radiacijos. Aišku, nuovargis daro savo. Bet pasidaliname tarpusavyje, kad tai turi prasmę, kad visa tai juk dėl ateities kartų, nes norime, kad jiems būtų saugu. Gera žinoti, kad aš ir mano kolegos prie to prisidedame, prie saugios ir švarios ateities.